Žmogus įkūrė zoologijos sodą. Nustatė įėjimo mokestį $100. Nieks pas jį neatėjo. Pagalvojo žmogelis ir sumažino kainą iki $50. Irgi nieks neatėjo. Nugalvojo velniop, sumažino kainą iki $10. Irgi beveik nieks neatėjo į zoologijos sodą. Nusispjovė žmogelis į viską, padarė įėjimą nemokamą. Prisirinko pilną zoologijos sodą žmonių, net praeiti negalima. Jis tada paėmė ir užrakino vartus išėjimo iš zoologijos sodo ir atidarė liūto narvo duris. Ir nustatė išėjimo mokestį $500. Moralė visos šios istorijos labai paprasta. Šitam pasauly, kuriame mes gyvenam, niekas nėra duodama už dyką. Jeigu kažką tai gavai už dyką, pagalvok, kas už tai sumokėjo ir dėl ko. Arba kuo tu sumokėjai už tai, kad gavai už dyką. Pavyzdžiui, paimkim, socialiniai tinklai. Naudojatės už dyką. Kaip galvojat, kas apmoka už tai? Facebookas, TikTokas, YouTube'as, Instagramas ir dar ten velniai visokiausių tokių socialinių tinklų. Kas už tai užmoka, kad jūs naudotumėt? Ir klausimas pagrindinis, dėl ko sumoka, kad jūs naudotumėtės?